Daugelis retai susimąstome, nuo ko priklauso tai, kad vienus menininkus atsimename ir gėrimės jų kūriniais net ir po šimtmečių, o kiti praeities kūrėjai šiandien lieka mažai kam žinomi ar iš viso pamiršti. Tūkstantmečių sandūroje gyvenęs ir kūręs keliautojas, fotomenininkas, poetas Paulius Normantas savo darbais yra įrėžęs labai stiprią išnykusių arba dabar naikinamų tautų atminties žymę. Sibiro gentis, tolimųjų rytų stepių ir kalnų žmonės ir neeiliniai Tibeto veidai iš jo fotografijų žvelgia taip, kad sunku patikėti, jog šių istorijos dalyvių jau nebėra arba greitai gali nebelikti. Stoti silpnųjų pusėn, per objektyvą žvelgti į unikalius bruožus ir juos įamžinti nebuvo vieninteliai Pauliaus Normanto troškimai. Jis siekė įminti šį pasaulį viršijančią žmogiškosios būtybės sakralumo paslaptį, kuri yra nuolat atsiveriantis ir kartu nepažinus slėpinys. Tik menu įmanomas praskleisti pasaulėvaizdis. Labai tikėtina, kad Paulius Normantas, tas, kuris buvo atminties pusėje, nebus užmirštas ir pats. Jo savo gimtiniai, Viekšniuose ir Papilės miesteliai, prie kurio visiškai netoli Papilės piliakalnio 4 kilometrai į rytus, ir gimiau vieną žaibuotą naktį. Todėl iš tikrųjų pagal pagoniškus įpročius tai yra tas tradicijas ir vertinimus. Mano globėjas yra Perkūnas Lietuvoje ir aišku visoje žemėje. Fotografuojantis Paulius Normantas – tai menininkas, kuriam rūpi prieiti iki atsakymo į klausimą, iš ko radosi šis pasaulis ir žmonės. Tarp įvairiausių medijų šiam tikslui pasiekti nėra geresnio būdo už senąją analoginę fotografiją. Lietuvių mąstytojas Arvydas Šliogeris, pats labai mėgęs fotografuoti, yra rašęs apie ypatingą reiškinį – esmo žaibą, kurio metu šviesa nutvieskia visą, kas gyva, ir tai, kas tik mums dažnai atrodo kaip negyvoji gamta. Juostelė Pauliaus Normanto fotoaparate Sibiro platybėse ar Nepale bei Tibete yra ta tamsi medžiaga, kurią fotomenininko valia apšviečia senųjų genčių žinių, vienuolių ir kitų žmonių akys, veido raukšlės ar kalnų tarpekliai bei viršūnės. Pauliui Normantui, kaip retam kitam lietuvių fotomenininkui, fotografija yra ne tik esmo žaibo procesas, bet ir ėjimas vis gilyn ir gilyn į žmonijos pirmąsias dienas. Poezija tai žmogaus vidinė sąmonės kalba, kuri užrašyta tampa prieinama skaitytojams. Eilėraščio rašymas nutiesia tiltą tarp giliausių egzistencijos lygmenų ir kasdienės buities ir jos situacijų. Pauliaus Normanto eiliuoti kūriniai, išreikšti tradicinės rytietiškos haiku žanro poezijos pavidalu, yra keliautojo ir fotomenininko galimybė pasakyti tai, kas viena vertus ataidi iš beveik neatmenamos kalnų ir jų žmonių praeities, tačiau kita vertus yra bylojimas apie konkrečią kelionę ir jos jutiminės, regos, klausos, lytėjimo ir kitų pojūčių aplinkybės. Būtent dėl pojūčių aštrumo ir grynumo Pauliaus Normanto haiku yra saviti ypatinga estetika.
Žodinė kalba Pauliui Normantui jo kelionėse yra būdas išlikti konkrečioje vietoje, konkrečiu laiku ir tuo pat metu kalbėti su aukščiausiaja jėga, nuo kurios jis ir visa kas priklauso. Mažumo ir kosmoso didumo liudijimas. Vakarų kultūroje įprasta, kad kelionė ir kelias visada turi pradžią ir galutinį tikslą. Pauliaus Normanto judėjimas tolimųjų rytų ir pietryčių Azijos nepramintais takais yra visai kitoks. Fotomenininkas visų savo gyvenimų ir kūrybą veržiasi į horizonto liniją ir kalnų viršūnės. Kokia tokio judėjimo prasmė? Atsakymas į šį klausimą galėtų būti banalus. Ne tikslas, o pats kelias yra laimė. Tačiau einančio Pauliaus Normanto žvilgsnis tai pirmiausia atidus įsižiūrėjimas ir ėjimas iki žmogiškumo ir dieviškumo susitikimo ribos. Menininko fotografijos byloja, kad į sutiktuosius kalnuose ir rytų kaimuose bei miestuose jis žiūrėjo taip, kad prieš objektyvą vėrėsi pati nesuteptoji žmogiškoji prigimtis. Tyra, nekalta ir kelianti nuostabą. Žinoma, būtų galima sakyti, jog Paulius Normantas išėjo iš Lietuvos ir nuėjo į rytus. Tik kas sugebėtų fiksuoti pradžią ir pabaigą. Kur yra vakarų ir rytų ribos? Pauliaus Normanto žemiškoji kelionė liudija absoliutų nebaigtinumą ir ramų, bet veržlų ėjimą į pasaulį kaip alfa ir omega to kelio žingsniuose. Himalajai jau man kaip ir treti namai, o Lietuvos Vengrijos treti namai 26 metai. Per 26 metus tai buvo, jau ką tik užbaigiau 22 Himalajų fotoekspediciją ir ten ne vien dėl aukščio jaučiuos laisvas, bet ir nuo kitų vibracijų, kurios Europai persekioja neretai tam tikro pobūdžio negatyvūs dalykai irgi dedasi. Menininko ir jo atminties tema yra labai sena ir siekianti kelis pastaruosius tūkstantmečius. Šiandien literatūrologija ir menotyra pripažįsta, kad esama kūrėjų, savo darbais atsimenančių laikus, kai patys dar net negyveno – antiką, viduramžius, renesansą ir kitas epochas. Tai nereiškia, kad menininkas, atsimenantis gilią praeitį, jos ilgisi ir yra sentimentalus jos atžvilgių. Ne, kalbama apie kitokią atmintį, apie įsigyvenimą šių laikų tikrovėje taip ir tokiu būdu, lyg tie senieji laikai egzistuotų dabar. Lietuvių ir ne tik lietuvių šiuolaikinėje meninėje kūryboje ir jos istorijoje esama tokių autorių, kurie savotiškai prisimena ir išgyvena tokias įtampas, kurios prilygtų didžiojo sprogimo energijai, po kurios radosi Žemės planeta. Pauliaus Normanto žvilgsnis į senųjų tautų žmones ir tiesos, gėrio bei grožio ieškojimai kalnų viršūnėse ir tarpekliuose, žmonių veiduose ir jų buityje rodo, kad šis menininkas tam tikrų būdų prisimena už vakarų civilizaciją senesnę tikrovę, kurią nuostabiai atveria savo fotolakštuose ir eiliuotoje žodinėje kūryboje. Žemiškosios kelionės pabaigoje Paulius Normantas grįžo prie senojo baltiškojo pagonybės dievų panteono apmąstymų
ir gal net patikėjimo žmonių pradžia iš Dievo perkūno. Pasaulio pradžią įvairios religijos apibrėžia ir nustato skirtingai. Vakarų krikščionybėje įprastas ir Biblijoje įtvirtintas tikėjimas, kad pasaulis prasidėjo nuo žodžio, o štai baltiškoje pagonybėje kosmogonija vyksta iš perkūno blyksnio ir griausmo. Paulius Normantas paskutiniaisiais gyvenimo metais buvo patikėjęs net ne pirmuoju judesiu, kaip buvo įtvirtinta senovės graikų tikėjimuose, net ne pirmąją mintimi, kaip manė krikščionis, o pirmąją minties intenciją. Pauliaus Normanto fotografijos byloja pasaulio pradžią. Juose šviečia senoji baltų perkūnija, kur yra ne judesys, ne mintis, o tik ir netgi ketinimas. Prisiminimai taipogi yra didžiulis dalykas, nes iš lėto reikia ruoštis senatvei ir tapti senatvės meistru, kas yra ne taip lengva. Mano amžiaus žmonės tai puikiai gali suprasti arba vyresni. Paulius Normantas ir Lietuvos, ir Europos, ir vakarų, ir rytų civilizacijoms savo fotografijomis ir poezija primena, kad meną sukuria ne šiapus fotokameros stovintis žmogus, kuris fotografuoja kitą žmogų. Paulius Normantas fotografuodamas tampa tuo kitu žmogumi, kalnu ar medžiu, šventykla ar vienuoliu. Taip fotografija virsta ne fiksavimo menu, o visišku ištirpimu realybėje, kuri mielai priima Paulių Normantą, nes tie fotografuoti žmonės, gamta ir šventyklos jau turi mūsų menininko atspaudą. Fotokamera Pauliaus Normanto rankose ir prie akies vyzdžio yra kartu ir tikrovės perkeitimo būdas. O tas perkeitimas vyksta tik susitikus, tik žengiant keliu ir tik atveriant tai, kas yra labiausiai užmiršta ir labiausiai svarbu. Tai, apie ką negalima kalbėti, todėl reikia tylėti.